Kiek kartų moteris gyvenime susigėsta būdama savimi, kai kalba per garsiai, kai jaučia ne taip, kaip nori kiti. Šiandien apie tai kalbėsime su Virginija Venciūte, hipnoterapeutė, emocijų paleidimo trenerė, moterimi mama ir visaip kitaip, kaip be pavadinsi. Tai šiandien kalbėsim šią temą. Taigi, Virginija, ką norėtum pradėti pradžiai? Kaip norėtum, nežinau, įvesti save į šią temą? Apie gėdą kalbant, tai gėda turbūt kiekvieno išmokta emocija, kiekvieno išmoktas jausmas, kaip ir kaltė lygiai taip pat. Jos man labai gražiai eina kartu visada, jeigu ne viena, tai kita atsireiškia. Ir kaip palengvinti visą tą, tai man tai visada būdavo įsivaizdavimas to, kaip, gėda, vėl tu atėjai, žinai. O pirmas toks susidūrimas ir ta pažintis tokia karčiausia gal, kai aš pati pažinau savyje tą gėdos jausmą, tai mes turėjom gerą seną posakį, gėda pelėda. Ir iš viso, kaip vaikui, įdomu net ir kaip tau, kaip vaikui jautėsi, kai gėdindavo. Iš tikrųjų, aš tik terapijos dėka apskritai supratau, kad aš turiu daug gėdos. Aš visą laiką galvodavau, kad man nieks niekada negėda. Nors dabar, kai pagalvoju, tai būdavo einu kokiai parduotuviai ir galvoju, kaip aš čia iš nugaros atrodau, ar ten mano kelnės kokį užpakalį nesulintė, ar ten dar kažką, kaip ten, žodžiu, ar aš gerai atrodau ir manęs čia nieks nesijuokė slapta. Ir tada tik po kažkiek laiko, aš ją taip giliai buvau užkasus, kad iš tikrųjų net nesuprasdavau, kad tai yra gėda. Tai gal toks iš pirmųjų variantų, ką aš labiausiai pajėgiu atsekti iš savo gyvenimo, tai mano didžiausia gėda buvo ir tebėra dar būti savimi. Būti tokia, kokia aš esu. Nežinau, be kažkokių kaukių, be vaidmenų, be istorijų. Ar teisingai girdžiu, kad ta gėda būdavo ir apie išorę, bet ir apie išraišką savęs tikros. Taip. Visais lygmenimis. Jo. Visais lygmenimis. Nes tas ir būdavo turbūt vaikystėje, kad, pavyzdžiui, aš pati netikau ta tokia, kokia esu, žinai. Jeigu aš nenoriu, tai aš labai aiškiai pasakydavau ir parodydavau, kad aš nenoriu. Ir būdavo tas, kad netinkama, nepatogi, o tai kaip čia. Ir būdavo, kad jausdavausi atstumta. Ir ką aš išsinešu, žinote, kad aš tokia netinkama. Jo, kad ir turiu save tada pradedi gėdinti, kad tik tai nepadaryčiau tų dalykų. Bet tu minėjai apie gėdą pelėdą. Gėdą pelėdą dažniausiai sako kiti. Taip. Ne mes viduj patys, ne? Tai ir buvo ta patirtis, kai mano didžiausia gėda turbūt būdavo tas užsispyrimas mano, kad aš nenoriu, aš nedarysiu. Ir atsimenu tokį atsiminimą, kad aš stoviu mažytė, negaliu pasakyti, kiek man ten tų metų. Ir aš kažko tikrai nenoriu ir esu užsispyrusi, žinai. Tiksliai neatsimenu ko. Ir suaugę negali manęs niekaip išmušti iš tos mano būsenos ir ateina senelis ir sako gėda pelėda. Ir aš nesuprantu, žinau, ko jis nori, žinai. Tai reiškia, kad aš dabar tik suprantu, žinai, kad nori, kad aš išduočiau save ir daryčiau tai, ką jie nori, kas jiems patogu. Bet čia, žinai, iš jų pozicijos jie suaugę, jie žino geriau, jie supranta geriau, jie mus auklėjo tą linkme, kad mes visko pasiektume ir būtume kažkokio, tai žinai, tobulumo ledkalnių viršūnės, bet tada šitoj vietoj man kyla klausimas, o kas iš to, kad tu būsi ta tobula ir nejausi tada gėdos? Jie nejaus gėdos. Jie nejaus gėdos. Štai kaip yra. Jie apsaugo save. Nes aš iš karto pagalvoju apie savo vaikus, o gerai, kai pavyzdžiui, man dukra labai rodo šitą veidrodėlį, jinai labai užsispyrus kartais būna ir man tikrai būna stipriai nepatogu, bet aš galvoju, aš nenoriu su ja taip elgtis, kaip su manim elgiasi. Ir aš tikrai turėjau paieškotų atsakymų ir man labai trigerindavo šitą mano dalį, nes aš joje matau save ir aš žinau, kad aš su ja nieko nepadarysiu, nes manim nieko nepadarė. Aš aišku užsidariau, žinai, tam tikri dalykai man įvyko, bet žinau, kad aš jos nepajudinsiu, tai realiai turėjau dirbti su savo bejėgiškumu. Ir iš kitos pusės tikrai būdavo kartais gėda. Taip. Aš dabar galvoju apie gėdą, kai pasakau, kad aš buvau ją visiškai palaidojusi iš tikrųjų
Ir atrodydavo, gerai, nekalbėkime apie tą sveiką gėdą, kai kažkaip netinkamai pasielgiam, jaučiam kaltę ar ne, ir bandom ištaisyti situaciją. Bet ta tokia gėda, kai esi savimi ir nuolat galvoji, kad tu esi blogas, kad jeigu tu būsi tikru savim, toks koks tu esi, kad realiai tave atstums ar ne. Ir aš pamenu, mano viena tokia didžiausių griūčių šitų vaidmenų, šitos gėdos, šito netikro fasado, buvimo tobulą, buvo tada, kai aš po tam tikro laiko terapijai man pradėjo kristi. Aš pasijaučiau pakankamai saugiai toje erdvėje ir tada man pradėjo kristi mano tą tobulumo kaukę, kaip aš viską gerai moku, žiūrėkit, mylėkit mane, aš čia visus jūs, žinai, kažkaip taip pakelsiu kažkur. Ir tada ta mano kaukė pradėjo byrėti. Ir kilo sunkus konfliktai tarp manęs ir situacijos įvairios buvo. Ir tada, kai pradėjo byrėti ta mano kaukė, aš supratau, kad aš ne save tikrą rodžiau. Ir man nebuvo įmanoma išlaikyti to vaidmens, ką aš spaudžiau tam, kad kiti mane priimtų, nes aš giliai širdį bijojau, kad jeigu aš būsiu tikra, paprasta, tokia, visa, nelokuotais nagais, ten dar kažkokia, kad aš būsiu nereikalinga, nes aš nieko neparodau. Ir čia giliausia žaizda turbūt yra. Taip. Čia turbūt, žinai, ir pasitikėjimas savim atsiranda tada, kai tą gėdą kažkaip tai apsivalai nuo savęs, arba bent jau ją pamatai, pavyzdžiui, iš esmės mano gėda gal buvo labiau ne apie išorinius dalykus, bet aš buvau ta, kuri šiukšlės neša pasidažęs blakstieną. Kai atsirado tas pasitikėjimas savim, aš pradėjau nesidažyti darbą, galvoju, kodėl aš viena būnu kabinete ir ką man dažytis einant į darbą, ką man iš taupumo tiesiog, ką man eikvoti savo priemonės, jeigu aš tiesiog iš mašinos į kabinetą, iš kabineto į mašiną ir viskas. Nesakydavo Virginija Sergi. Sakydavo, bet pirmi tie tokie nemalonūs, žinai, ne, aš pajuokadavau, aš tiesiog nesidažiau šiandien, žinai, bet aš priimu save tokią, žinai, ir suprantu, kad aš esu graži, tokia, savo. Ir tai galvoju, ta prasme, aš atrodau pasitikinti, pasidažius, visada gražiai apsirengus ir panašiai, o velnis, ne. Aš kaip tik slepiu tą savo gėdą, o atėjus tokia, kokia esu, jau save priėmus tokia, kokia esu, prašau, aš galiu nebepatirti. Ir tu čia labai dabar gerą vietą užvedė apie makiažą, nes kažkada irgi kalbėjau visai nesenai, irgi apie makiažą, kad aš ten negalėdavau išeiti, ir šiandien esu be lakuotų nagų ir man aš ten antakius biškį pasipiešiau, tebūnie. Ir kalbėjau apie tą temą ir tada klausiu moterų visos, aš dažausi dėl savęs. Man irgi patinka pasidažyti dėl savęs, bet tada galvoju, jeigu likčiau viena pasaulyje. Ar aš skuščiau tas kojas, ar aš lakuočiau tos nagus, ar aš pieščiau tos lūpas. Greičiausiai, kad aš to nedaryčiau. O kaip tu galvoji? Dėl savęs kartais klausimas, kodėl dėl savęs, ar kad nepatirtos gėdos, kad man reikia ir iš to aš darau, arba man patiko toks, aš auginu mergaitę, žinai, ir jinai matos, kad aš dažausi ir pradėjau tiesiog sakyti, net, pavyzdžiui, daug kas sako, žinai, kad pasigražinti. Tai reiškia, ką išvertus reiškia, kad aš esu negraži, man reikia pasitobulinti. O kas jeigu aš noriu pasipuošti? Tiesiog, žinai, va šiandien noriu pasipuošti. Du skirtingi dalykai. Ir du skirtingi dalykai. Tada kažkaip jau tas dėl savęs man yra labai sveikas ir natūralus. Tiesiog kartais norisi, žinai, ir užsidėtos gražius drabužius, gal kažkokį identitetą norisi pasimatuoti, bet dėl to, kad norisi, galbūt atskleis mano kažkokias dar vidinės dalis. Dabar tu labai aiškiai išdėstei ir iš tikrųjų, kai tai norim pasipuošti, o ne save gražinti, nes kažkaip tai mano akis ten kreivos ir aš noriu, žinai, būtinai nupiešti, kad būtų tiesiau. Ir tada, žinai, kažkur labai man patiko tas posakis, kai vyrai sakydavo, jeigu nori su mergina susitikti iki baseino. Iš to serijos, žinai, kad maždaug pamatysi, kokia jinai tikra, natūrali. Ir irgi, ar galima sakyti, kad, tarkim, kai perspaudžiam su makiažu, ar ne, kad tai yra vis dėlto mūsų kaukė ir ta kaukė tebūnie yra gėda, po kurią slepiamės mes tikrieji? Manau, kad tikrai tai. Ką mes slepiam? Klausimas. Makiažu. Save? Save pavargusią, pavyzdžiui, kartais, žinai, patys papudruoti reikia, pikta raukšlės, dar kažką tai. Gerai, o kaip tada tu galvoji, iš kur atėjo šita mada ir tendencija, kad moteris visą laiką eina nosytę papudruoti tave?
iš tikrųjų nežinau. Iš esmės, taigi moteris pradėjo burokėliais ir lūpas dažyti ir žandukus, tai vėl kažkodėl noras būdavo paryškinti kažkokius bruožus. Kas, manau, kas nėra blogai, žinai, paryškinti kažkokius bruožus, kuriuos aš noriu, žinai, vėl, jeigu dėl savęs, o nenoras įtikti, kodėl vyrai vedasi į tą baseiną, kad pasižiūrėjau, kas tu tokia, žinai, aš noriu susipažinti su tavim. Iš tikrųjų. O kaip tu manai, kai mes norim atitikti kitų lūkesčius? Nu, pavyzdžiui, jeigu ir vyras išsako tokį lūkestį arba norą, kad man patinka, pavyzdžiui, labiau natūralumas, arba kaip tik man tu esi graži, ten labiau pasidažiusi, visada pasipuošusi, visada išsiplovusi galvą, visada tokia neatsižvelgiant į tai, kad, pavyzdžiui, augini vaikus. Ir kaip tada nesusidurti su ta gėda ir parodyti save tikrą, o vis tik gal aš jaučiuosi taip, per jausmą galbūt išreikšti. Tai pirmiausia, aš tada į šitą klausimą man kyla kitas klausimas, kodėl vyrai apskritai turi lūkestį, kad moteris būtų tik natūrali, ten nesidažiusi, tokie kokie yra, ir čia gali būti dvi pusės turbūt. Viena pusė dėl to, kad jiems iš tikrųjų patinka natūralumas, o kita pusė galbūt, kad joks kitas nepažiūrėtų, ar ne? Jo, yra. Tai vat klausimas. Aha, o vat kai vyrai nori, kad moteris atrodytų, žinai, ten tą ledovą, ten su kablais, nu, ta prasme, visada maksimaliai, kad eitų į festivalį kažkokį, tai man šitoj vietoj jau atrodo, kad yra nenatūralu ir tas vyras greičiausiai nori savo gėdą paslėpti su ta moterimi. Galbūt net savo savivertę kažkokią pakelti, kaip mes su rankinuku kartais pakeliam, ar ne? Tai moteris tampa jo rankinuku, kas pakels jo savivertę, automobilis ir panašiai ten gali būti. Tai dabar apie tos lūkesčius, jeigu iš manęs. Jeigu netitinki lūkesčio kito žmogaus, kokie jausmai tau kyla? Nu, kad aš netinkama, kad aš per prasta, kad aš netinkama, kad aš nesugebu, kad aš bloga, kad nieko nemoku ir iš jo, ir net dabar kalbant kyla gėda, kad aš nesugebu, net lygiai dabar mums filmuojant mūsų laidą, man realiai buvo gėda, kad kaip aš atrodysiu. Ką apie mane pasakys, o gal reikėjo tos nagus nusilakuoti. Ir jo, ir kyla gėda, kad aš netitinku kažkieno lūkesčių, bet galvoju, kas tos lūkesčius pirmą kartą gyvenime mano sukūrė, kad aš turiu įtikti į kažkieno tais rėmus. Ir kažkaip galvoju, kad vis dėlto formuojasi vaikystėje ir netgi dirbant asmeniškai su klientais terapijose, būna iškyla kažkokie tai įsitikinimai, kad aš nevertas, aš negaliu, ar ne, ir, pavyzdžiui, moteris negali būti moteriška, nes kažkaip tai jos vienas iš artimų narių nenorėjo, kad ta mergaitė būtų moteriškesnė ir užgožtų ją, ar ne. Ir dabar kažkaip kalbant, atrodo, kad gėda turbūt vienas iš tokių paslaptingiausių jausmų, kuris slepiasi, žinai, po šešėliu. Ir jeigu tu nepradedi kalbėti apie tai, kaip Brené Brown sako, gėda tave valdo tol, kol ji gyvena šešėlį. Tik tu ją iškeli ir papasakoji, kas tau buvo, jinai iš karto praranda kontrolę. Aš ten šiup, žinai, nes lieka tada ta tiesa, tiesiog. Man gėda. Net ir pripažinti. Taip. Ir gal iš tikrųjų gėda irgi yra tas instrumentas, kuris labai dažnai žmonės sulaiko nuo terapijos. Nes gėda pasako. O tai. Kad tėvai... Aš esu atėjus į terapiją, kai aš atėjau į terapiją iš viso dėl savo priežasčių, aš turėjau aiškę temą, ko aš einu. Ar aš tai terapeutai pasakiau, ko aš ten atėjau? Ne. Atėjau pasišnekėti. Mes kitus dalykus tvarkėmės. Aš nepasakiau, man buvo žiauriai gėda. O kaip galvoji, kodėl mums gėda kalbėti apie tai, kas mums nutiko, jeigu, pavyzdžiui, ypatingai turėjom kažkokių labai skaudžių patirčių, nereikia galbūt ir apie savo kalbėti, pavyzdžiui, moteris išprievartauja, ar ne, arba tiesiog kažkokie kitokie įvykiai, sunki vaikystė, tėvai alkoholikai, smurtas, dar kažkas. Kodėl ypatingai moterims, vyrams turbūt gal dar daugiau gėda dėl to, kad jie turi būti stiprus apskritai, ar ne, mūsų visuomeniai, neverktų kaip robotai. Tai. Ir žinai galvoju, kodėl gėda apie tai kalbėti? Baisu turbūt irgi, kad atstums. Nesupras, sukritikuos ir tada dar ant viršaus tos gėdos sluoksnis dar vienas užsidės, jeigu būsi nesuprastas. Patirtis galiausiai kažkokios, kai aš parodau savo jautrumą, kažkokį savo tiesą, man gėda, ir tas artimas žmogus, žinai, subado tą tavo gėdą, tą tavo jautrę dalį su peiliais.
tai tada dar labiau užsidarai, žinai, aš manau, kad ta gėda, žinai, tokia kaip po truputį grobė ir daug Tavo tų savastį? sluoksnių, tu mano savastį, mano tą tikrą, žinai, autentišką tą dalį. Iš esmės, žinai, dabar gal toks susidarė kaip mados reikalas, išskleis save autentišką, o kas aš ta autentiška, žinai, Kas kaip aš sunku esu? atsiknisti, kas aš esu. Ir nuo ko pradėti. Ir čia labai įdomią vietą palėtė iš tikrųjų, kad galima daryti tokią prielaidą, kad vis dėlto tas mūsų autentiškumas, vat, kaip mes atėjome į pasaulį, plikinogi, vaikučiai, kūdikėliai, esam priklausomi nuo savo tėvų, ar ne, ir esame vienintelė greičiausiai žinduolių rūšis, kuri neišgyventų be to ryšio ir gimstam su besąlyginė meilė tėvams. Ir tas va, toksai autentiškumo užsisklendimas, ar galim daryti tokią prielaidą, kad jisai formuojasi tam, kad mes išgyventume? Kad priklausytum tai Grupiai šeimos. Nes mes, kaip paminėjai, ilgiausiai esam priklausomi nuo savo tėvų, globėjų, žmonių, kurie mūsų augino. Ir kadangi tas iš esmės žmogus yra priklausomas 18 metų, tam tikrą prasme, ar ne, kol galiausiai užsidirba savo pinigus ir paskui išeina, tai kaip vat, suvokti, kad aš jau nebesu priklausomas ir dėl ko man pačiai santykiuose kildavo, žinai, kad tas būti patogiai, būti gerai, atitikti tos lūkesčius. Ką tai reiškia, kad aš atsinešu, aš vaidinu ne save ir paskui vis tiek pavargsti būti ne savim ir kažkur išlenda. Tai tas priklausimas, kol tu atsisluoksniuoji, nemokina to. Tarsi mokina skristi iš to lizdo, ar ne? Skristi iš lizdo, bet o kaip man gyventi nepriklausomai? Tai... Tiesa. Nu, da, turbūt ne tik šeimoje, bet ir apskritai socialiniam lygmenį. Jeigu žiūrėk, eini kažkokiais anksčiau prastesniais bateliais, nes tėvai neužima gerų pareigėlių, nu žiūrėk, jau vaikutis sakys, gėda pelėda, ar ne? Ir arba ten, žinai, jeigu kažkaip, nu tiesiog praščiau gyveni, jau tu realiai tampi vos nepatyčių auka, nebent tavo gynyba yra hiperkompensacinė agresija ir tada jau tu, žinai, atsiemi. Gali jau tada, tai va čia mano buvo būdas, nes, žinai, dabar vat kalbant apie tai, aš atsiminiau vieną atsiminimą, kai aš einu į turgų pirkti batų ir aš einu apsiavusi savo kojas maišeliais, nes mano batai yra be padų. Ir aš einu su savo geriausia draugė ir mes kalbam apie tai, aš buvau 11 klasė tada, paauglė, mergina, jauna, ir mano padai visiškai ten suplyšė ir šalta žiema, ir aš jaučiu, kaip mano pėda šala. Ir gerai, kad tie maišeliai nepraleidžia to vandens, ir aš einu su savo draugė kalbam, ir jis sako, žinai, sako, savo gyvenimą, ir aš jai sakau, savo gyvenimą galiu pakeisti 360 laipsnių kampu, ir jis sako, bet tai tu sugrįši tą pačią vietą. Jo, tai tada 108 laipsnių kampu. Ir aš pamenu, nuėjau, nusipirkau tos batus į tą turgų ir aš gal tada mama kažkaip suprašė man paskutinius 50 litų. Ir aš už 5 litų nusipirkau tos batus ir aš galvoju, Dieve, kaip gerai. Kiek pasaulyje iš tikrųjų reikia, kad tu pasijaustum saugus ir kai tu, pavyzdžiui, jeigu tau trūksta to saugumo, tu apie tą gėdą net negalvoji. Tu tiesiog eini su tokiu batu, kokį tu turi tikslą ir tu eini ir jo sieki, iš tikrųjų tai išlaisvinantis dalykas, nes, pasižiūrėk, net ar įmanoma jausti gėdą, kai tau yra išgyvenimo klausimas. Ne, neįmanoma. Tas tiesa visiškai, gal, kai tik sukuri tą pakankamai patogų saugumą. Jausti turbūt įmanoma, žinai, turbūt buvo tame, bet iš esmės, tai nebeaktualu, tai nebesvarbiausia dalykas, svarbiausias, išnešti savo gyvybę, sveikatą ir turėti šių. Bet dabar, žinai, irgi galvoju, jeigu kalbėčiau apie tai anksčiau ir nebūčiau daug terapijų pralankius, turbūt negalėčiau apie tai pasakoti, nes man tai būtų pažeminimas ir negalėčiau apie tai kalbėti. Bet dabar, žinai, kalbant apie tą istoriją, aš jaučiu tokią atjautą. Tai mergaitei, kuri ėjo, žinai, suplyšusiais ties batais, ir jinai ėjo, ir jinai darė, ir žinai, jai nieks nepasakė, kad tu būsi kažkokia nevykėlė arba dėl to, kad tu batų. Aš labai turėjau daug draugų, bet kaip ir sakau, veikia mano gynybos, kurios saugojo tą gėdą taip tokiai dėžutį, žinai, užpakuotą ir niekaip neleido ją išleis, nors jinai mane valdydavo giliai viduj. Tai jo labai įdomu. Tu paminėjai tą skausmą, kurį atneša tokios patirtis. Kaip tau atrodo, žinai, kaip tas skausmas
mes jau žinom, kad laikas negydo žaizdų. Taip, negydo. Kaip tu dabar apie tai gali laisvai ir ramiai šnekėti. Taip. Kaip iki to nueiti, žmogui, klausytojai, kad tas skausmas nebebūtų kažkaip spaudžiamas ir dabar, žinai, pasakoju, kyla ašaros ir panašiai, ir vėl iš naujo, kai pasakoju, vėl viskas kyla. Taigi jautri yra šita tema vis dėlto, nes tu susitinki su ta mergaitė, kuri neturėjo tada, bet apie tai jau gali ramiai kalbėti. Kokia kelionė iki to? Galiu pasakyti, kad tik terapija. Ir, žinai, nesvarbu turbūt, kokią tu terapiją darysi, svarbiausia, kad tu pasileistum ir sugrįžtum ir pripažintum, kokia buvo tavo istorija. Nes aš kaip ir sakiau, pirmą laiką savo terapiją aš vaidinau, kad aš labai gerai dirbu, kad aš esu tobula, viską moku, man viskas sekasi. Ir tada, kai viskas sugriuvo, aš likau tarp griuvėsių sienų ir tada supratau, kad aš taip nebenoriu. Ir mano gal didžiausia motyvacija buvo, kaip tu sakai, kaip eiti iki to lygio, mano didžiausia motyvacija iš pradžių buvo ne dėl savęs, o tam, kad aš neperduočiau to savo vaikams. Mane tai tikrai labai veikia, nes aš visada sakau, kad aš negyvensiu taip, kaip gyveno mano mama ir kad aš tokia nebūsiu. Bet. Taip. Buvau. Ir dar kartais esu, nes aš nesu tobulas kažkoksai žmogus, kuris nedaro klaidų. Aš labai klystu. Ir bet kaip daėjau, tai turbūt labai daug verkiau. Žiauriai daug verkiau, pasakojau, rašydavau, kalbėdavau, nuolat bendraudavau, terapijos, hipnozės, IFS terapijos, kūno terapija, knygos. Ir žinai, anksčiau labai daug knygų jau skaitydavau, bet o tai kokio velnio aš viską žinau, bet nieks neveikia. Ir neveikia dėl to, kad nėra praktikos. Ir tas jausmas, žinai, lieka užspaustas, o gėdos gremlinai, jie tave labai nenori paleisti. Tai man teko susitikti su savo gėdos gremlinais, kaip Benjamin sako. Ir žinai, su jais sakyti, kad matau, buvo taip, ateik, apsikabinam. Ta dalį, žinai, kuri mane gėdina. Iš esmės, turbūt gėda mėgsta būti pripažinta. Ir o į ką jinai tada skleidžiasi? Bet tai įdomu ir man, aš nežinau. Jeigu aš pripažįstu savo gėdą, kad šitai buvo, iš esmės ten visada slepiasi, žinai, kažkokia dovana. Taip. Ir ta dovana greičiausiai yra tikra kažkokia stiprybė, tikra aš ir taip galiu žiūrėti, manęs net neatstumia. Kartais, aš pat iš savo patirties, žinai, kadangi būdavau gėdinama už savo kažkokius norus, poreikius, nenorus ir atsitraukimą, žinai, kažkur norą atsitraukti, tai pastebėjau, kad ten pasižiūrėjus tą gėdą, kas kitoj pusėj slėpėsi, tai tas, kad aš turiu ribas. Aš turiu ribas. Vat ir čia yra dovana, ir čia ir esu aš va tokia. Ir ką aš darydavau, aš įrodinėdavau, žinai, kadangi aš, pavyzdžiui, esu girdėjus tokius žodžius sau, žinai, kad tavęs tokios niekas nemylės. Jeigu tu būsi tokia, tai ką reiškia, kad aš būsiu tikra, manęs niekas nemylės. Ir kai aš būnu tikra, mane dar labiau žmonės myli, o aš tada dar labiau rodau save, žinai, bet jau tai peršoka į tą nesveiką dalį, į įrodinėjimą. O tokia mane mylėsi? Žinai, ir gaunasi, kad net ir skaudini žmonės greičiausiai aplinkiniai, žinai, iš to noro įrodinėti, kad mano šita dalis irgi bus mylima, žinai, bet per agresiją tokia labiau eidavo. Dabar kalbant apie dalis, tai esu girdėjusi, kai viena moteris sakė, kad tie žmonės, kurie yra laimingiausi, jie savo sistemoje randa visoms dalims vietoms. Jie randa laiko pykčio dalį, jie randa laiko gėdos dalį, jie randa laiko netgi tai dalį, kuri visų nekenčia. Ir tai yra visiškai normalu. Ir tie žmonės, kurie yra susijungę su visom savo dalim, o ne jas atskyrę ir neleidžia joms suveikti, žinai, kaip sargybinė, tam, pavyzdžiui, kažkas palėtė mano aštrią žaizdą, mane sugėdino ir aš tam, žinai, šokau į padelį slaidį, žinai, ir dar kažką. Ir va tie žmonės, kurie turi ryšį su visom tom savo dalim, dažniausiai yra patys laimingiausi. Nes neatstumia savęs. Tokio, anoko, trečioko. Ir iš esmės, tai, ką girdžiu iš tavęs, man kyla tokia išvada, kad iš esmės mes visi turim visas tas dalis. Jeigu mes jas leidžiam savo išreikšti, tai ką man reikia padaryti, kad aš galėčiau leisti tai savo išreikšti? Man reikia paaugti tiek, kad tilptų viskas į mane.
Nesumažint, pavyzdžiui, savo gėdą, nesumažint savo skausmą, nes Taip. jeigu aš paimu skaudančią ranką ir ją spaudžiu, kad ją sumažinčiau, nuskaudės. Tai jeigu aš išplėščiau save tiek, ir čia mes grįžtam prie terapijos, kad terapijos būdų tai galima padaryti. Ir manau, kad tų būdų dar ir galima, galiausiai kiti iškeliauja į kelionę, žinai, ir tai yra jų terapija. Greičiausiai terapija yra labai platus terminas, nes pasižiūrėk, kiek dabar rūšių hipnoterapija, jau vien į mane ir tave kiek rūšių įrankių telpa. Tai ir atrasti savo tinkamiausią ir švelniausią, net ir apie IFS kalbant, asmenybės dalis, man tai buvo toks, wow, ta prasme, tai man vienas iš švelniausių būdų, ne, prieiti prie žmogaus, nes kartais, pavyzdžiui, kad tokie kaip emocijų paleidimai, aš matydavau, kad tai yra ne per stiprus įrankis, nes nepasiruošia žmogus prisileisti, o su IFS mes galim biškį pabūt su tais su tom gynybinėm dalim, kurios saugoja, jos nori būti išgirstos, išklausyti jas ir tai yra vienas tas žingsnelis, žinai, nespausime kliento nei savęs. Sutinku, labai įdomi iš tikrųjų vieta, dėl to ir kalbant apie IFS, kad jau prakalbam, tai iš tikrųjų man irgi norisi pritarti, kad tai yra viena švelniausia, ypatingai tiems žmonėms, kurie turi kompleksinę raidos traumą, ne, kai jie buvo nuolat žeminami, jie nuolat gyveno išgyvenimo sąlygomis, nes jeigu, pavyzdžiui, žmogų nuvedė, tarkim, į hipnozę ir jisai tu iš karto, žinai, tą katilą, tai gali būti per daug skausmo. Purslai, taip, ir man ta dalių terapija padeda suvokti, kad tavo ta gynyba, kad ir hiperkompensacinė agresija, tai kai mes puolam kitą, ne, kai mums paliečia kažkokią tai jautrią vietą, iš tikrųjų yra tam, kad tu išgyventum. Nes jeigu tu nebūtum turėjus tos gynybos, kaip, pavyzdžiui, tos pačios gėdos, ar ne, realiai tada būtų buvus iš vis identiteto mirtis. Ir sakyčiau, kad gal ta mūsų gynyba, ar ta gėda, ar kažkas, ne, tą identiteto dalį už truputėlį kaip gabaliuką, žinai, jos atgnybė ir saugo po ją. Nes jeigu tas identitetas iš vis, išnyktų kažkaip, ne, tada jau klausimas, ar žmogus galėtų save sugrąžinti. O kai tu eini į gynybą, gėdą, agresiją, pyktį ar dar kažką, ne, baimę, tu apdirbdamas tas dalis, atrodo, po tą mažą detalę, ką jinai pasiglemžė, suklijuoji tą puzlę iš naujo, žinai, su tai IFS pagalba. Tai man tas labai patinka, kad aš sakau, ar parsivedai namo, integruojasi jo. Tai jau žmogus susirenka tas dalis, kaip ir tu, ar ne, Virginija, renkėsi savo dalis per gyvenimą, ir kai jau pradedi jausti tą autentiškumą, kaip tavo gyvenimas keičiasi, kai tu esi tikra, norisi paklausti. Čia turbūt grįžtu prie to klausimo, o kas man trukdo įsiklausyti save, tai mano tie trukdžiai buvo didžiausi, kad aš laikydavausi kažkokių visuomenės nustatytų taisyklių ir dabar paklauskime, o kas yra ta visuomenė, dabar čia, žinai, jos nėra, tu, žinai, esi mano visuomenė šiuo metu, bet aš savyje turėjau daug tų taisyklių, kurios aš matau, kad man neleidžia išsireikšti, mano kūrybai neleidžia išsireikšti. Aš save kažkaip mažinu, bet ir įsiklausiusi save, o tai kas per mane kalba, žinai. Ir pas mane ateina labai tokių įdomių dalykų, kuriuos aš per gėdą vėl užgniaužiu, žinai. Bet kaip bandymo būdu, integravosi visos dalys, esu rami. Pavyzdžiui, suburiu moterų ratą, ar ne? Ir parodau save tą autentišką, čia irgi turbūt prieš 2 mėnesius tai įvyko, žinai, ir parodžiau tiesiog savo kūrybą. Ir aš gaunu žmonių pritarimą, jie žavisi manim, ir žiūriu, veikia, žinai, ta prasme. Net jeigu, gerai, kas atsitiktų, jeigu atsistotų moteris ir išeitų? Nieko. Realiai, mano gyvenimo tai niekaip nenulemtų. Nieko. Tai pasibandžius, kad aš jau nebesu tokia priklausoma kaip anksčiau, kai buvau maža, visiškai laisvė, žinai, galiu tada ir tą pabandyti. Ir šitoj vietoj man svarbiausiai buvo būti švelniai savo, po truputį, ne tiesiog dabar viską skleisti savo tą kūrybą ir visiems rodyti, bet švelniai tiek, kiek man yra komfortiška. Taip, yra išėjimas iš komforto zonos, bet kiek man yra vis tiek patogu, žinai, kad aš švelnumą savo, atneša tą, kad aš galiu pasitikėti šitų žmogų, žinai, jis manęs neprievartauja. Neverčia, žinai, nekartoju gal kažkokių savo aplinkinių modelių, žinai, kaip ten būdavo stumiama, eik daryt, žinai, kas buvo
žiauriu ir skaudu. Tai nebeskaudant savęs. Mhm. Ir kai integruojasi, kas ta autentiška Virginija? Kas tas autentiškumas? Iš esmės išgirsti savo tą tylų balsą iš vidaus, ką ten šneka kūnas. Ir jeigu sako, tu esi pavargus ir dabar vakar. Eik miegot. Einu, noriu žiūrėti serialą. Bet vidus sako, eik miegot. Ta prasme viską, daugiau nei serialų, nei nieko. Nu, ir eini ir klausai to, žinai, galbūt kažkam nepatogu, galbūt kažkam tai čia per anksti, bet man taip, žinai. Ir man pripažinti, kad man taip, okei, aš tave girdžiu, pavyzdžiui, tau yra kitaip, bet man šitaip, žinai. Ir autentiškumas yra pripažinti ir kito autentiškumą. Taip, kad tu gali turėti savo nuomonę, tu gali turėti savo išraišką, žinai. Nu, pavyzdžiui, kaip vėl ta gėda, yra toks užšalimas biškai. Taip. Ir aš vidau visada, jeigu man nepatogu, aš einu užšalimą, žinai. Kitas eina į pyktį. Tu šitaip veikia, žinai. Ateik čia dabar man. Žinai, o šitaip, žinai. Ir okei, viskas okei. Tau nereikia keistis ir man nereikia keistis. Tai turbūt savęs tokios matymą, savęs tokios tikros. O kas tai iki galo išsiaiškinti, kad tai va, dabar 3 sakiniais galėčiau tau pasakyti, kokia aš esu, tai aš dar pažindinuosi su savimi. Ir man atrodo, nėra tos pabaigos, žinai, nes po tuo, ką aš dabar apčiuopus, jeigu aš tai išskleidžiu ir išnešu žmonėm, tai po to dar kažkas, man atrodo, slepiasi ir ten yra tiesiog toks, žinai, kaip rožė žiedlapiai, žinai, va, tiesiog vėl vienas po kito kažkas skleisis. Tai man labai norisi dabar išgryninti tą, ką aš išgirdau, kai tu pasakai, kad autentiškumas vis dėlto yra, ko aš iš tikrųjų noriu. Aš jaučiu kitą, vadinasi, kad savo poreikis aš kažkaip tai ten jo nežeminu ar ne, bet jaučiu kitą ir vis tiek neišduodu savęs. Neišduodu, ar ne? Bet kai dažnai ar moteris, ar vyrai pradeda eiti savo autentiškumo keliu, ar ne? Bet, pavyzdžiui, aš duosiu labai paprastą pavyzdį, bet, pavyzdžiui, mes susiteinam į porą, ar ne? Ir mes su vyru dažniausiai susitinkam, visi susitinkam vienam lygmenyje, ne? Ir jeigu vienas pradeda eiti autentiškumo keliu, tai jis kažkaip automatiškai kyla laipteliais, o kitas neina, vyras lieka čia. Ir tada gaunasi, kad moteris reiškia, ar vyras reiškia savo poreikis, ar ne, nekyla laipteliais, augina autentiškumą, emocinę brandą, emocinį intelektą, o tas kitas partneris lieka žemiau ir tada jau gaunasi, tu tai egoistė, nes tu. Ir tada vėl tave lyg gėdina, kad tu turi savo poreikių, tu sieki savo svajonių, tu reiški save. Ir tu dėl to esi bloga. Ir labai dažnai, būtent santykiai, kai abudu žmonės netobulėja vienas, tas kitas iš apačios tave vėl pradeda gėdinti ir traukti žemyn. Kaip šitoj vietoj nepasiduot? Aha, tai jeigu gėdina kitas žmogus, reiškia jam kažką skauda. Taip. Tai, žinai, jeigu vėl pasimta savo empatiją, žinai, tau skauda, žinai, aš noriu išgirsti, žinai, tave. Kaip mes dažnai paklausom savo partnerių, o apie ką tu dabar, kaip tu jautiesi, žinai, o kodėl tau šitoj vietoj, žinai, skauda, tu bijai galbūt mane prarasti, arba nesusikalbėti su manim, ar būti ten palikti, žinai, ir iš tos empatiškos pusės pasižiūrėti, kas tau, žinai. Bet tada, man atrodo, tada nebelieka tų laiptelių ir mes esame vis tiek vienam lygmenį, žinai, ir aš galiu pagarbiai žiūrėti į tave, bet tuo pačiu, žinai, apie savigarbą. Va šitą vietą, jeigu jautiesi negerbiama, žinai, kažko, nes va, jis ten man sakė, žinai, neįt ar kažką, nu taip, žmogus bijo galbūt. Bet apie savigarbą, tai yra apie save, ar ne? Ir jeigu kitas žmogus negerbė, tai klausimas, o kodėl aš abejoju savo savigarbą? Nu, ši įdomi vieta. Aš gal labiau iš tos pusės, kad tada, mes susitinkam tam vienam lygmenį, kitas pakyla, ne, nes kitas, pavyzdžiui, nesiruošia mokytis ir investuoti, ir jam terapija yra ten sekta. Tikrai taip. Ir tas kitas lieka tam kitam lygmenį ir tada jis kaip ir pradeda tau pavydėti, tave vadinti egoistą dėl to, kad tu sieki tų savo siekių. Jo, tu būdama, turėdama žinių, jau suvokė, kad jis arba pavydė, arba jis nori, bijo tave prarasti, ne? Bet kaip manai tada, ar gali būti toks didelis atstumas, tai mes jau šį santykių temą einam, bet santykių irgi labai tikrai daug gėdos yra. Netgi aš, kalbant asmeniškai, galiu pasakyti, kad tikrai su savo vyro kelionėje mūsų kartu
Buvo daug gėdos būti tikra. Gal nebūdavo tokio, žinai, kad aš atsikeliu anksčiau pasidažau blakstienas ir atsigulu šalia. bet daug gėdos tikrai buvo. Ir galvoju apie tą augimą. Ar įmanoma išlaikyti, tikrai tie laipteliai gal sakai kažkur ir išnyksta, ar ne, bet ar įmanoma vis dėlto neišduodant savęs savo poreikių, išlikti autentišką, ar ne, bet ir nepleidžiant kito, kuris nesupranta, ką tu darai. Gal taip? Aš manau, kad įmanoma, bet irgi, kadangi tai yra dviejų žmonių jau reikalas. Tai, žinai, ant kiek aš būsiu empatiška ir priimanti kitą žmogų, ar ne, tai nereikš, žinai, kad jisai mane tokia priims. Ir kad jam galbūt jo bus per didelis skausmas ir nepavyks. Bet manau, kad kiekvieno mūsų pareiga prieš save yra apsibrėžti save, bet daug kas kalba santykiuose apie ribas, ar ne? Tai ką mes apsistatom sienom ir gyvenam, žinai, man tai yra per drastiška, iš to tokio didelio skausmo susikurtas ribų kažkoks tai fenomenas. Man atrodo, kad aš turiu apsibrėžti save, tas kitas žmogus apsibrėžia save ir mes tada susitinkam tose vietose, žinai. Aš galiu priimti tave tokį, žinai, neskaitantį, žinai, galbūt. Aš manau, kad mes ir iš tų žmonių, kurie neskaito, neina saviugdos keliu ir panašiai, mes turim ko pasimokyti. Taip. Net ir iš, nežinau, kažkokio ten marozo, manau, kad jis kai kur bus žymiai sąmoningesnis negu aš. Nes greičiausiai kitokias veiklas vykdys. Kitokias veiklos, bet kažkur jis bus tikrai sąmoningas labai. Nes jis turės, kiekvienas mes turim savo pamoką kažkokią, ar ne? Ir kiekvienas mes turim savo temą. Gyvenimo temą, kuri yra, žinai, ar tu turi savo gyvenimo temą? Jo, aš jau esu įsigryninus savo gyvenimo temą ir galiu pasakyti, kad irgi įsigryninau tik terapijų dėka. Nes aš anksčiau buvau žmogus tas, kuris, net nenoriu sakyti iš tikrųjų, nes vėl jaučiu gėdą. Dėl to, kad tikrai nebuvau pati nuostabiausia, mieliausia ir tas... Buvau tas žmogus, kuris įkvėpė jo, sakykime, su manim buvo gera būti, aš visada apgalvodavau, organizuodavau, visus prajuokindavau ir dabar man patinka pas jo, bet tai labiau buvo gynyba ir jeigu jau mane kas nors įskaudindavo, tai tada jau ten būdavo visokie kitokie dalykai, agresija ir taip toliau. Tai dabar apie tą savo gyvenimo temą, tai jo, man terapijos metu, dar studijuojant astrologiją, taip pat irgi išryškėjo, kad vis dėlto aš esu apie autentiškumą, apie tai, kas aš esu ir to autentišku, bet kaip įdomiai gaunasi, ne? Kad aš visą gyvenimą gyvenu gėdoj, po mano gėda slėpėsi autentiškumas, terapijos dėka aš pradėjau tirpdyti gėdą, iškelti autentiškumą ir dabar mano misija yra ir kitom parodyti, kad nereikia būti copy-paste ir reikia turėti savo ugnį, kas tave veža, surasti save ir būti tokia, kokia tu esi iš tikrųjų. Ir dabar tai labai įdomi mintis kilo tavęs klausant, kad žiūrėk, mes gimstam autentiški nuogi, ne? Mes augam per gyvenimą ir su kiekvienu kažkokio tai įvykio mūsų šarvas, gynyba, fasadas, kaukė, ne? Ir tada mes liekam tokie, žinai, sielos skeletai, svogūnai kažkokie ir aplink mus, žinai, ir kaip iki to širdies vadasi kas, ne? Turbūt jau tą klausimą ir man uždavė, kad vis dėlto per darbą su savimi. Susipažinti su savimi, pasikviesti arbatos save. Jo, save. O kas man patinka? Kas man patinka, ko aš noriu, kas man patikdavo. Ir apie potencialą patį, žinai, išsigryninti, kaip aš visada žmonių, klientų klausiu, žinau, kas tau patikdavo 16 metų, prisimenu, žinai, tada, kai buvo mūsų laikais, tiksliau, šiais laikais gal net ir anksčiau, žinai, ta paauglystė vyksta, tas maištavimas ir toks, o aš darysiu tai, ką aš noriu, žinai, to paauglystėje ateinantis laikas. Tai aš 16 metų pati dariau, tai skaičiau filosofiją, psichologiją ir panašiai, žinai, ir aš nuo to kelio tikrai nuklydau, bet aš, kai sugrįžau ir pas save ir, kaip sakau, dabar klientų klausia, kas tau patikdavo, žmonės kūrybiškai pasirodo, yra daug kūrybiškų žmonių, bet Virginija dabar dar kartą nuo to kelio. Dar kartą patvirtinai man, nes aš 15-16 metų visus suvienydavau, sujungdavau, aš būdavau tas centras, kuris, žinai, kelia į viršų. Ir aš dabar galvoju, irgi kai pradėjau dirbti terapeutės srityje, aš buvau tokia, empatijos reikia tame, viskas reikia, bet aš būdavau tokia labai švelni, tokia, ir aš supratau, kad čia irgi ne aš kažkur pasigavau šitą modelį, kad terapeutai taip daro. Bet mano modelis yra užžiep,
įkvėpti, tą ugnį tokią, žinai, užkurt. Ir tada galvoju, va, kur aš tikrai. Ir dabar tu pasakai, ką darai 15-16 metų. Tai taip ir būdavo. Suviesdavau, suvienydavau, parodydavau, kad gali būti kitaip. Ir dabar gimsta toksai žodžiai, kad iš skausmo į jėgą. Iš gėdos į autentiškumą, ne? Tai vat kelias, kurį aš pati praėjau ir savo klientus juo vedu. Ir ta jėga turbūt nėra ta, žinai, jėga, kad aš padarysiu, įrodysiu. Ne. Žinai, man kilo net mintis apie įrodinėjimą, va, būtent, apie įrodinėjimą. Pavyzdžiui, imant moterį, ar ne, kiek mes metų, vat, mūsų karta, kiek įrodinėjom, kad mes esam stiprios. Kiek mes kartu pervargom, perdegėm, iš įrodinėjimo, kad mes esam stiprios, žinai. Ir man tokia mintis net praeitą savaitę kilo, tai gal mes jau įrodėm ir galim jau būti tikros ir vat, vesti į tą tikrumą, kas yra tas tikrumas, žinai. O dabar susipažįstam su tuo, kaip tai atrodo, žinai, kai esu tikra. Ir va ten, man atrodo, ir yra tikroji stiprybė. Jo, gal tas, žinai, buvimas stipriom, tai čia vėlgi įdomu, ar vis dėlto mūsų vaikystėje grūdino ir kažkokios tai sąlygos, kai reikėjo išgyventi, ar ne? Ar vis dėlto tai yra ta nes, žiūrėk, jeigu mus moko būti stipriom, tada iš kur ateina tas visas moteriškumo kultas? Tada gaunasi, vieni sako, būk stipri ir siek tikslų kaip vyras, ar ne, nebūk čia. Tai ateina už patriarchatą. Iš vyriškos evoliucijos kažkokios tai, ar ne? O tas moteriškumas tada, o tai kas tas moteriškumas? Moteriškumo, čia yra mūsų paskirtis, turbūt yra išgydyti tą moteriškumo žaizdą, nes mane augino taip, kad man reiktų vyro. Stiprią, nepriklausomą, save išlaikančią ir kokio aš keliu nueinu, žinai, realiai vyro kelionę aš einu. Ir, o koks tai moteris tada kilo klausimas, o kaip tai, o kodėl aš taip pavargau, žinai, laikyti tą, žinai, visas 4 sienas, žinai, tikrai labai pavargau. Ir galiausiai pripažinau savo, kad aš nežinau, kas tas moteriškumas. Aš neįsivaizduoju, kas tai yra, žinai. Ir atsitraukus į save, jau į tą autentiškumą, plius minus pradedu suprasti, kad tos seno, mes turim vis tiek apibrėžimus, kas yra moteris, žinai. Jautrumas, kažkokia globa, žinai, vaikų priežiūra, šeimyna, tokia empatija, žinai, būrimas žmonių, galiausiai to kaimo subūrimas. Mes turim šitą teoriją, bet ar šiuolaikiniai moteriai įmanoma būti tokiai? Ne, neįmanoma, tiesiog veikia visuomenė jau kitaip. Tai manau, kad dabar mūsų karta yra atrandanti tą kitokį moteriškumą. Mes turim tą stiprybę, ar ne, jau atsineštą iš vyro pasaulio ir dabar vis tik sugrįžti į tą moterišką tikrumą į mūsų pasaulį, bet žinant, kad aš galiu būti ir ta stiprė. O tada, vat, jeigu apie moteriškumą kalbant, tai tada kyla natūraliai klausimas, vedant į mūsų temą apie gėdą. Kaip manai, ar labai dažnai moteris jaučia gėdą būti išvis moterim? Kūno formos, juk žiūrėk, mergaitės pradeda augti ir ten kas nors išims, jau krūtinė ten tam ir tam, jau krūtinė, žinai, ten dygsta. Nu ir iškart norisi tiesiog susigūš. Prasme, kodėl apie tai reikia kalbėti? Pečiai eina pirmyn. Jeigu mes tai pateiktume kaip šventę, žinai, kad moteris yra kaip ten gėlė, žinai, žydinti, vėl mergaitį tą atsinešti. Turbūt tos gėdos taip neateitų. O iš kur tai atėjo, tai mano suvokimu, tai ateina iš to, žinai, kad iš viso gėda šeimai, kad gimė mergaitė. Taip, gėda šeimai, nes Indijoje ir dabar yra. Jeigu gimsta sūnus, jie iškelia didžiausią fiestą, visi važiuoja iš kaimų, iš giminių, ten sveikina, pinigus dovanoja, nes gimė sūnus. O jeigu gimė mergaitė, tai... Nu, iš tikrųjų, dabar priėjom prie to, kad netgi kai kuriuose šalyse jau vien moterim gėda yra būti, ar ne? Ir iš esmės pasaulis veikia pagal vyrišką veikimą. Pagal vyrišką pradą. Ir man dabar su savo ciklu, kaip įsipašyti 7 dienų, tos 5 dienos per savaitę darbo dieną. Netgi dabar apie ciklą kalbam. Netgi moteris, kai mėnesinės ar ne, ir visi kiti dalykai, taigi anksčiau tai būdavo gėda, nedaug dievė pradėjuosi. Būdavo uždaromos moteris, istoriškai būdavo uždaromos į kitą patalpą, nes bijoma, kad užkrės.
Taip, nes jos kraujuoja ir Man atrodo, nemiršta. šiandieninė moteris visai džiaugtųsi Izoliacija galėtų pabūt. atsitraukti, Mhm. tuo laikotarpiu. Na, žiūrėk, krūtinė auga gėda, menstruacijos prasideda gėda. Sergi. Sergi, jo, tu sergi. Taip, bet pranešama kiekviena. Tai žodžiu, iš esmės, moters kūne, sąmonė ir pasąmonė gyvena labai daug gėdos. Tai iš esmės ir pasąmonė mes atnešam, kad tai yra kaip Trūkumų. kam tai buvo naudinga. Labai įdomu. Vyram. Viena. Pamatyti tą, žinai, stiprią moterį, nes jau dabar yra pripažinta, kad moterys yra stiprios. Galbūt ne ta vyriška Jėga. žinai, bet tokia, žinai, mes vėl imkim moteris, kurios buvo neprijaukintos, neužgniaužtos ir panašiai jas vadindavo Amen, bet Taip. apvalų. Tai tikrai buvo pripažinta jau tada, kad moteris yra labai stipri. Čia gal, žinai, dabar einam truputėlį į archetipus, žinai, kai kokios ten tos moteris mumise gyvena. Karė, mergelė, meilužė ir visokie kitokie, žinai, tos visas dalys, jeigu jos palygiai, tai tu iš esmės tokios moters, nu, tu jos nepastatysi. Niekaip. Nes neišgirdo save. Tai kai mes išgirstam save, kokią vietą tada turi gėda? Labai geras klausimas ir iš tikrųjų pakankamai gal toks sudėtingas, nes apskritai tai apie gėdą tai atrodo, kad nors laikyti tam šešėlį, sandėliukį uždaryti ir niekam neparodyti, bet kai realiai tu ją pripažįsti, jinai netenka galios. Ir iš esmės pasakyti, kad aš kažko nemoku, kad man gėda, kad man nejauku, kad aš bijau, sakyčiau, kad ta gėda tada tampa žmogiškumu. Tikrąją mūsų jėga, mūsų autentiškumu, be kažkokio kaukių, kad aš turiu suvaidinti idealią, tobulą, tokią, kokią mane norėtų matyti kiti. Tai gėda virsta tikrumu, natūralumu, spontaniškumu, jausmais. Net pripažinimas to, kad aš nesu tobula. Ir nei vieno tobulo žmogaus nėra. Čia gerą turiu apie nevykėlę. Buvau stovykloje Tuvos ir buvo mirties tema ir kažkaip mes ten taip ir rašėm atsisveikinimo laiškus ir gulėmės į karstą, žinai, tokia labai įdomi patirtis. Ir aš kažkaip tai parašius tą atsisveikinimo laišką, galvoju, nu man mirtis tai yra mano tema, man jinai labai yra priimtina. Transformacija. Man yra, nu jo, tokia transformacija, žinai, net man būdavo, kai aš sužinau, kad miršta žmogus, galvoju, kaip fainai, žinai. O, jam baigėsi. Jam baigėsi. Tai mano tokia, kaip aš sakiau, mano gyvenimas visas buvo tokia viena koja karste, žinai. Man visa ta mirties tema, tai visada eidavo šalia, žinai, aš žinojau, kad ne šalia ir man niekada nebuvo nevykusi. Tik tai, ko aš bijojau, kad tai nevykėliai, žinai. Būt nevykėliai. O jeigu aš mirčiau kažkaip nevykėliškai, žinai, ėjau, užkliuvau, užsimušiau, žinai, ir man iš karto tie mama žodžiai, kaip aš kartais girdžiu šios, nu kaip jinai taip, žinai, nu kaip jinai taip, žinai. Ir aš galvoju, va čia ta prasme, aš tada mirštu kaip nevykėlė ir neturiu progos pasitaisyti. Ir va čia yra tarsi tokia gėdos šešėlis, kad blemba. Ir paskui aš galvoju, taip einam miške, tylim, žinai, ir galvoju, blemba, taigi mes visi nevykėliai. Realiai visi esam pagalvoję arba vengia būti nevykėliai, žinai, kažką tai interpretuoti, kažkokią savo dalį slėpti. O jeigu mes visi nevykėliai, taip, nebelieka viso to teatro, taip, kažkokio iš savęs statymo, žinai, pripažinti tiesiog, kad, va, man taip. Aš dabar, žinai, man labai įdomu tokia iškėliai atsiminimą, aš kažkada, bet, pavyzdžiui, ne, tarkim, eiti auditorijai kalbėti, ne, siaubas, ta prasme, tikrai ten gėda, suvarys, ne taip atrodau, per storas, per kūdas, ten dar kažką, žinai. Ir tada galvoju, o jeigu taip atsistoju ant scenos, žinai, ir aš matau, kad tie visi žiūrovai dabar mane stebi, mane žiūri ir aš matau juos visus, pavyzdžiui, ten tupinčių, žinai, kur nors tupykloje.
Nu, iškart suvoki, kad jie irgi yra žmonės. Nėra pasaulio idealių. Ir tada man dabar, žinai, nors susirasti tą žmogų, kuris sukūrė visą šitą burbulą, Instagramą, tą visą pseudo kažkokią tai iškreiptą realybę, ne, ta prasme, ir visų tų atrodymų, kad tu turi ten atrodyti, jeigu ten tu eini, nežinau, tavo suknelės, ten plaukas matosi, tai užžiūrėk iš kur visą tai, va, iš kur visą tai kilo? Iš esmės, čia turbūt, žinai, galim sukti prie pasilyginimo, nes jeigu aš jos Instagramo gyvenimą lyginu su savo visų gyvenimu, žinai, toks, koks yra, aš gaunasi menkinu save iš karto, žinai, jo, jinai taip gyvena, jisai taip gyvena, dar kažkaip gyvena, bet mes nematom pilno to paveikslo, koks iš tikrųjų tas jausmas už visų tų paveikslėlių. Ir kaip tu manai, kai pasilyginimas iš tikrųjų, vat, šiandieniniai moteriai, o imkim dar kokią nors paauglę, žinai, mergaitę, kuri iš viso nežino, kas jinai yra ir kas bus su jos gyvenimu. Ir va tiek daug to pasilyginimo, ką tu gali su žmonėm? Aš manau, kad naikina. Vienareikšmiškai, jeigu reiktų pasakyti vieną žodį, aš manau, kad lyginimas su kitais naikina mūsų apskritai identitetą, autentiškumą ir įvelia tave galbūt tokias vidinės, tokias žiurkių lenktynės. Aišku, ta žiurkė gyvena mumyse, ar ne, niekas mum jos neįdeda, mes pačios ją sukuriam, bandydami kažkaip įtikti prie kitų ir tada galvoju, ir man taip tikrai buvo pačioje pradžioje, kai pradėjau vesti Instagram, o šitas taip daro, o šitas taip daro, o šitas taip daro. Ir pasakau, o tai kaip aš darau? O tai ko aš noriu? O aš tai gal, pavyzdžiui, noriu ten kalbėti Ilsą ir iš vis būti susivėlus, nes man tuo metu taip norėjosi, ne? Kodėl aš dabar turiu būti ten susišukuoti, žinai, kažkaip labai gražiai, nes ten kažkokia Aldona iš Antanavo taip susišukavo. Kaip tu išeini iš to pasilyginimo? Sakau, kad aš to nenoriu. Aš nenoriu būti kitas. Aš noriu būti savim. Ir čia gal vėlgi grįžtame į tą klausimą, kaip iki to daeiti, kad save išlaisvinti. Tai aš manau, kad žmogus pradeda tobulėti tik tada, kai jam yra pakankamai blogai, taip kaip yra dabar. Taip. Nes jeigu jam gerai, tai nežinau, vat, kaip tu sakai, mes gimstam autentiški, švarūs, gražūs. Vieninteliai, ar ne? Jo. Toks yra tik vienintelis šitame pasaulyje. Kodėl mes, vat, gimę autentiški, norim mirt kažkieno kopiją? Eik tu savo, bet čia šiauriai gili mintis. Kodėl mes gimę autentiški, atsinešę kažkokį dalyką, ko neturi kiti, ne? Norim būti kaip kažkas. Va čia man įdomi vieta, kur mes noriu siekiam. priklausyti. Greičiausiai, žinai, aš noriu būti toks kaip tu ir tada galbūt būsiu priimtas. Bet tada vėl sugrįžtam į šeimą, kad vadinasi nepriėmė manęs tokia, kokia aš esu. Žinai, nes nenoriu čia dabar kaltinti, kad čia visi turi žinoti ir tai suprasti, nes labai dažnai tiek mes, tiek kiti žmonės savo gyvenime apskritai darom dalykus net nepagalvodami, kokia tai yra pasekmė. Iš esmės, net jeigu buvo, pavyzdžiui, tėvai nepriėmė tokios, kokia aš buvau, realiai jie man gero norėjo. Taip, tas tiesiog. Jie iš meilės tai darė. Ir pabandyk pasakyti. Jie taip suprato. Ir atsiranda ir tiem tėvam tada empatija, ir žinai, viską aš matau, bet tu iš meilės tai darėjai. Net ir gėdinį mane iš meilės, arba iš baimės, žinai, galbūt pačiam, kad bus gėda. Sutinku. Empatiškiau žinai. Suvokti atsakomybę, tai prasme, suvokti galima, bet sakyčiau, kad pateisinti vis tiek ne, nes taip buvo, ar ne? Juk mes irgi galim dabar kartoti, žinai, savo programas, bet nenorim, tai ne, norim kažką keisti. Ir jo, gal taip, žinai, irgi žiūrim, kad per tas kartas vis dėlto gal tas autentiškumas stiprėja ir didėja, ar ne? Nes mes perduodam mažiau savo vaikam, natūralu, kad mūsų vaikai greičiausiai irgi perduos mažiau. Okay, bet gali pastebėti, kad mes kalbam apie mūsų burbulą. Iš esmės yra tų, kurie kartoja ir net nesusimasto. Visas tas toksai eina, žinai, šleifas ir iš kartos į kartą perduodama. Aurelija, o kada buvo tavo lūžis, kai tu supratai, kad tu savo tėvų programų, kuris tu pasiėmei, nebenori perduoti savo vaikams? Tai lūžis greičiausiai buvo tada, kai aš būdama jau ištekėjusi, turėjau tada, nežinau, mano tikrai gal buvo metai su trupučiu, ir aš vienu metu
dirbau nuotoliu, mano dukra būdavo namuose, aš buvau žmona, mama, moteris, namų šeimininkė, nuostabi darbuotoja ir nuostabi draugė. Ir taip aš tempiau labai neilgai taip tempiau ir pamenu save, kad aš guliu lovai, žiūriu lubas ir aš negaliu atsikelti. Aš literaliai negaliu pajudėti, visiškai negaliu ir tada aš galvoju, kad viskas, aš taip gyventi nebenoriu, man reikia kažką keisti. Ir tada aš atsiduriu stacionare. 6 savaitės, kiekvieną dieną ėjau į stacionarą, kadangi tuo metu dar laukiausi, tai man vaistų neteko gerti, bet aš ėjau į stacionarą ir nuo to prasidėjo mano kelias. Kad aš nebenoriu taip gyventi, aš nebenoriu vaidinti super mamos, aš nebenoriu vaidinti super moters, aš nebenoriu vaidinti super meilužės savo vyrui, aš nebenoriu vaidinti super šeimininkės, kuri visada patinka su sausainiais ar arbata ir pas mane kambariai visada sutvarkyti, nes nedaug dėl pagalbėlė netaip. Tai tada supratau, kad aš to nebenoriu, nes tai nesu aš. Iš kur atsinešiai tą perfekcionizmą? Iš savo močiutės. Nes pas mano močiutė, aš pamenu kaip dabar, atsidarai spintą ir drabužiai yra užkloti paklotę tam, kad nesudulkėtų ir sulyginta taip, kad gali pirštas įkliauti. Tvarka buvo numeris 1. Ir aš tikrai pamenu, negalėdavau atsipalaiduoti, jeigu batai nebūdavo nuo didžiausių iki mažiausių sudėti. Kaip dabar batai tam? Neklausk. Dabar jau net kartais pačia biškai galvoju, gal biškai gėda, kad aš jau čia taip žinai jau varau, nes aišku, yra kraštutinumai. Aš mėgstu tvarką, man tvarka yra gerai, man patinka jausti švariai, ta prasme, man tai yra įskiepyta, bet aš nebesu tiek maniakė, kad turi būti taip ir ne kitaip, ir tikrai ir drabužių nesuslankstau, ir pro kojines praeinu. Man dabar kažkaip, nors sakyti labiau, kad tas autentiškumas, apie ką aš, kokia mano veikla. Ar aš būsiu laimingesnė dėl to, kad aš sudėliosiu ten viską nuo didžiausio iki mažiausio, aš būsiu laimingesnė dėl to, kad aš su vaikais pabėgiosiu po balas. Ir pasitaškysiu, žinai? Aš jau pasantrą variantą. Ne, vaikai greičiausiai yra laimingesni, matydama mamą tokią tikrą, kaip iš tikrųjų, žinai, yra, o ne kopijuodama močiutę. Taip, nes aš kopijavau. Na, noras irgi turbūt iš to pačio noro priklausyti. O kad tau, Virginija, teko paaukoti tam, kad tu taptum autentiška? Ką man teko paaukoti? Turbūt aš irgi tą pačią terapiją atėjau su klausimu, tik aš gal jį kėliau kitaip, žinai, kad aš nebenoriu gyventi, žinai. Ir taip pamaščiau apie tą, žinai, momentą, kad galbūt aš nebenoriu tęsti savo gyvybės. Aš kaip dabar atsimenu prie virtuvės lango stovėjau ir kažkaip aš nenoriu gyventi. Tai buvo kažkaip, bet ne man skamba, žinai, va tas viduj balsas palankus. Kažkaip tai ne apie mirtį, žinai, vis tik. Aš nenoriu taip gyventi, kaip ir tu sakai, žinai. Ir o ko aš nenorėjau, tai aš labai daug meluodavau žmonėm, realiai. Aš meluodavau žmonėm tuo, kad apsimesdavau net tas, kas esu. Ir va čia aš pradėjau save girdėti, žinai, o ko aš noriu. Ir aš nežinau, ko aš noriu. Aš noriu kažkaip susipažinti su savimi. Ir tada taip ir ėjau į terapiją ir kaip atsidūriau pati, kaip terapeutė dabar. Tai aš atsimenu su savo terapeutė sėdžiu, kokioj 6 terapijoje. Aš kažkaip jau pagaunu, ką čia manęs klausinėjai, man įdomu, nes prisiminkit, kad aš nuo 16 metų tuo domėjausi, žinai, aš jau pagavau jos tą, žinai, stiliuką tokį, emocijų paleidimus vedė, ir aš galvoju, ir aš taip noriu. Vat ir tai ir buvo, žinai, tas balsas iš vidaus, kad ir aš taip noriu. Tai aišku, man reikėjo dar 2 metų, kad aš susiprasčiau, ko aš čia noriu ir išgirsti save ir mokytis. Ir ten, turbūt visos dovanos, žinai, taip vieną po kitos galėjau traukti iš tų savo didžiausių skaudulių, iš didžiausių skausmų, kuriuos turėjau. Ir visą tai išsipakavo į kažką tokio gražaus. Aš dabar labai noriu tą paantrinti, kad tu vėl pasakai, iš didžiausio skausmo virsta kažkas gražaus. Tai nebijokim eiti į terapiją. Papasakoti apie tai, ką mums skauda ir tą skausmą paversti tikra vidinė jėga. Eikim į terapiją tam, kad surastume save tikrus turbūt, ne? Ir dar labai noriu tada truputėlį apie motinystę jau pradėjom. Kaip tu galvoji, kiek procentų, jeigu manoma įvardinti procentais, turbūt kad ne, bet vis tiek, moteris turi atsisakyti savo autentiškumą, auginant vaikus ir būnant mamos rolėje? Turbūt irgi tie etapai, žinai, yra, kai
vaikas gimsta. Oi, visiškai iki nulio. Nu, ta prasme, tai tu esi vienas, žinai, tu dar jis priklauso man, žinai, nu, tas vienas kūnas, žinai, toksai. Jau vaikui ten nuo 1 metų jis jau nori pats atsiskirti, žinai, ir tą svarbu pastebėti mamai. Mano vaikas nori paaiškiai jau erdvės, žinai, ir duotam vaikui erdvės. Man atrodo, mes čia, žinai, kaip grobuonis pasiėmam tą vaiką ir kartais laikom iki 18, o kartais ir iki 40, žinai. Būna ir tokiu. Tai čia irgi negirdėjimas savęs, man atrodo, ir negirdėjimas kito žmogaus. Tai toks klausimas. Kaip manai, kiek moteriai, tapus mama, tenka atsisakyti savo autentiškumo dėl kito? Jo, manau, kad daug procentų pradžioj ir po truputį visą tai tirpsta. Tik tai labai reikia, sakau, savi girdėti ir taip. Pavyzdžiui, vaikui gimus, man atgimė visos traumos. Mano vaikystės traumos. Aš tame vaike mačiau, žinai, ir saugau jį nuo savo traumų, žinai, ko jisai realiai nepatirdavo. Kaip aš juokaudavau, žinai, saugau savo vaiką nuo patyčių, kurių jis nepatiria, nes aš patyriau. Ir tam tikrą prasme stumiu jį į tą patirtį, žinai, ir tuo pačiu kitą ranką gelbėjo. Tai suprasti, kad wow, šitas žmogus turi savo gyvenimą, savo patyrimus ir visai kitaip. Ir tada atskirti save nuo to vaiko. Bet čia biškai irgi reikia sąmoningumo, man atrodo. Tai nevyksta taip, gal kažkam ir natūraliai vyksta. Bet manau, kad man ta žinutė, kad per vaiką man atgimė visos traumas, visi skauduliai ir mano mokytojas, sakyčiau, buvo mano tas pirmas sūnus. Aš dabar galvoju, jeigu užduočiau tą patį klausimą savo, kiek man teko savęs paaukoti, tai čia vėlgi, mano vaikai gimė vienas po kito, kas 2 metus, tai tokia grandinėlė, bet aš pamenu, kad kai gimė mano pirmoji dukra, aš iš pradžių visiškai pasinėriau į ją ir mano pasaulio nebeliko, aš net neatsimenu, kad aš turiu poreikių kažkokių, ten būdavo pusę bandelės suvalgai, sėdi ir supi, ir kažkaip net apie tai negalvoju, bet paskui supratau, kad man kilo pyktis, kilo pyktis dėl to, kad aš buvau nuolat su dukra, nes dukra su manimi nieko daugiau nebūdavo. Ir tada po kažkiek laiko suvokiau, kad aš visiškai save paaukojau, savo autentiškumą. Aš tapau mama, ten, žinai, kuri vaikšto be liemenėlės kiaurą dieną, nes maitina, supa ir ten geria kavą, žinai, padelį kavos visą dieną ir ten 3 kartus mikrobangiai pasišildo. Ta kava, nes taip tikrai buvo. Ir tada galvoju, ir sėdžiu vieną kartą prie veidrodžio, žiūriu aš į save ir galvoju, o tai kur aš? Kur aš? Labas momentas. Kas aš? Aš taip nenoriu. Aš taip nenoriu, bet tada kyla gėda, kaltė, kad tu kaip tu taip nenori, tu kaip tu dabar vaiką, tu 24 valandas ir tu negali turėti savo poreikį. Kas mus tai išmokė? Nežinau, bet toks kažkoks, atrodo, kad tave pasmerkia, kad tu bloga mama. Kaltės jausmas. Kad tu bloga mama, kad tu gali turėti savo poreikį, kad tu gali palikti tą kūdikėlį, ten valandėlį, tam tikro amžiaus kažkokio, žinai, ten pusės metukų valandėlį ir išeiti su vyru, žinai, pasimatymą. Tu bloga mama. Įdomu, kas įskiepė tą blogos mamos iš viso fenomeną. Geros, blogos mamos, visos tos peštynės, tos pačios žiurkių lenktynės tarp supermamyčių, ar ne, aš pati buvau ta, kuri konkuruoja, kuri geriausias gimtadienis ir panašiai. Nu, va čia manęs tai visiškai nebuvo, žinai. Irgi toks kaip mačizmas, žinai, kažkoks, tai tą mamą įsikūnijo, žinai, ir įrodinėjau. O aš dabar neatsimenu, bet turbūt momentas labai panašus. Aš važiuoju mašinui, žiūriu į tą veidrodėlį, žinai, savo akis ir galvoju, taip, žinau, kur gyvybė. O tipo mano, aš savo klausimą kėliau, o tai jau tos akis taip nebežibėjo, žinai, kaip žibėjo. Ir paskui pradėjo jo žibėti, vat kažkur, kur save išgirdau, atskleidžiau. Ir man tikrai kyla klausimas. Ar yra tikrai bloga ta mama, kuri atsisuka į save? Realiai, tai mes rodom savo vaikam pavyzdį. Tai aš tai siūlau, žinai, nuimti tą gerą mamą, blogą mamą, o tiesiog mama. Tiesiog žmogiška. Man labai atkabina tas klausimas, kas tai suformavo, žinai, nes anksčiau mama tai buvo ta, kuri ten kiaulę paskerdžia per vaiko gimtadienį, ten, žinai,
50 rūšių kepsnių, šaltienų, pyragų ir visko padaro, supranti. Ir kadangi tikrai gal būdavo anksčiau ribotos tokios galimybės nusipirkti, ir ta mama vat, ir buvo tas žmogus, kuris daro dėl kito viską ten, žinai, ar ne? Ir ten taigi ir siuvimai visokiausi, nu, tarsi jau kalbant apie tos senesnius laikus, ne? Tai kažkaip ta moteris ir susitapatindavo su tuo, kad jinai yra apie tą šeimą. Kad, nu, mažai tu savo poreikių galėjai turėti, nes reikėdavo kiaulės apšerti, reikėdavo vaikus apžiūrėti. Mes dabar daug apskalės turim. Taip. Ir tada jau, kai tu turi tos laisvės, tada atrodo iš seniau velkasi, kad tu nieko nedarai ir kokia tu mama. Ir vėl tada ateina gėda. Ir gėda, ir tas noras būti tobulai. Man atrodo, tokį labai didelį atotrūkį atneša nuo mūsų vaikų, žinai, dabar žiūrėk, jis mato tobulą mamą, o jisai tai tikrai netobulas, žinai, jis jaučiasi netobulas, kaip ir mes jaučiamės netobulas, tai mes pavaizduojam tobulas, kad mes, žinai, jeigu kečupas tai naminis, žinai, tik tai, majonesas irgi tik taip, tai jeigu mes atnešam tavo tokį tobulumą, vaikas, man niekaip iki mano mamos ar tėčio, ir jisai realiai mes sugniuždom savo vaiką. Ir vaidinam geras mamas, tai klausimas. Ir paskui, žinai, kažkas tik tai pasako ten tau žodį ir tu sprogsti parduotuvėje ištrašęs, kam nors, žinai, ten į galvą paleidi. Jo, nes kaupi. Ir gal kažkaip norisi taip išgirdinti, kad pirmiausia, kad mes būtume tikri ir autentiški, mes turime gauti leidimą savo šeimoje. Ir turėti pavyzdį tėvų, kai jie yra tikri ir autentiški, o ne vaidinantis tobulus, ar ne? Ir kai nusišypso mums ne tada, kai mes nupiešiam piešinį gražiausią klasiai, o tada, kai iš vis piešim. Tai savo darom, ar ne? Siekim. Siekim. Ir vėl va. Siekim. Jo, gal nesiekim, o tiesiog gyvenkim iš jausmų. Taip norisi pasakyti. Ir net į tą savo vaiką, žinai, pasižiūrėti kaip į žmogų. Ir aš esu žmogus, žinai, aš net nesu mama, esu moteris. Ir vat, pažiūrėkime, kas čia man gimė, žinai, kas čia toks auga pas mane. Koks tu būsi, ar ne? Būsi politikas, geriausias daktaras, žinai, piršti to, žinai. Mano vaikui reikėjo dabar anglų kalbos namų darbui, žinai, pristatyti, va, kuo aš noriu tapti, žinai. Jisai sako, aš nežinau, kaip įdomi, žinai. Sakau, tai tau tas patinka, tau tas, kas čia gautus, į kokius rėmus tave dabar įspraus, kad kas tu čia toks būsi, žinai. Man atrodo, kad, žinai, visai fainai, kad vaikas dar nežino, kas jis nori būti, nes kai man reikėjo šitą išsigryninti, kas aš noriu būti, geras klausimas, ne, jau į patį klausimą įsigilinas, tai būdavo, draugė veterinarė, tai gerai, veterinarė, žinai. Gerai uždirba. Ar man patikdavo gyvūnai? Nu taip, aš turėjau tų gyvūnų, bet tikrai aš negalėčiau būti veterinarė pagal bet kokius, žinai, savo duomenis. Jo, labai įdomu. Nu, žinai, visi tėvai dažniausiai, mano, ten, kiti advokatai, daktarai bus, ten, dar kažkas, žinai, bus. Nu, ką tu norėjai būti? Aš pamenu, kad aš visą laiką norėjau būti aktorė arba žurnalistė. Jo, nes čia vėlgi, kodėl aš norėjau būti aktorė, dėl to, kad nuo mažų dienų aš labai puikiai sugebėjau prisitaikyti ir kurti vaidmenis tokius, kad patikčiau kitiems. Nes aš dažnai būdavau atstumta, mano tėtis buvo kitas, mano mama su sesėmis gyveno, sakykime, atskirai tam tikrą laiką, ar ne? Ir aš niekada nesupratau, kas su manim negerai. Ir aš tada pradėdavau kurti vaidmenis. Išlikimas. Jo, kaip chameleonas, aš būsiu tokia, o tau patinka tokia. Gerai, būsiu tokia. Aš net žmonių balsus pamėgdžiodavau ir pradėdavau judėti kaip jie. Kas slepiasi po tuo, vat, būti aktorė, ne? Ar tai nesislepia būtent išreikšti save laisvai? Tai vėlgi, kad aš negalėjau būti tokia, kokia aš buvau. Vėlgi gėda manęs nepriima. Vadinasi, aš susikūrsiu kaip ten tų identitetų arba būsiu tokia, kokia tau patinka. Ir aš labai gerai vaidindavau. Ir nelaukdavau labai gerai. Tai vat vėlgi mes nueiname tą pačią gėdą. Tai žinai, kalbant apie tą gėdą, iš jūsų atrodo, kad visur pasaulyje yra gėda. Iš kur slypi, žinai? Kas tai yra normalu, žinai. Man atrodo, kad tai yra tam tikra valdymo sistema, valdyti žmonės, sugėdinsiu, darysiu kaip norėsiu. Tiesos yra. Kaltės, pavyzdžiui, manipuliacija, kaltės jausmų. Plačiausiai paplitus rūšis. Tu tai padarei dėl to, aš taip jaučiu. Tu kaltas, kad aš tau trenkiau. Taip. Tu mane provokavai. Ir kiek mes susidurėm, pavyzdžiui, santykiuose, žinau, aš pati esu susidūrusi su tą manipuliacija,
kalties jausmų, žinai. Ir tada jautiesi bloga, gniaužiasi, žinai, galbūt vėl tai gali būti, kad mato tavo potencialą, žinai, kažkokį ir noras. Arba galiausiai žino savivertę ir nori pažeminti tave, kad mes būtume vienodami lygyje. Tai labai skaudžiai galime taip patirti su vaikais, pasiklausyti mokytojų, Kaip tam šneka. tikra valdymo sistema, man atrodo, užtenka. Bet ką čia kalbėti apie gėdą, kai patys, ta prasme, mes taip plačiai, atrodo, jau tikrai šviečiamės ar ne, bet nu, aš irgi susiduriu, pavyzdžiui, pasakoja, kaip mokytoja atsistoja prieš visą klasę ir sako, X vaikas tai nesimoko, nes tingi. Nu ir gėdina, ir gėdina. Aš pati turiu istoriją, žinai, kurią aš pasakojau apie pagal archetipus, aš esu išminčių, žinai. Man yra žinios, tu greičiausiai taip pat. Turiu pasakyti. Tai antroji klasėje man pradinių klasių mokytojas trenkė su sąsiuviniu per veidą ir sako, tu smurtai klasę, nu žinai, tas gėdinimas, vienas dalykas, jau smurtas prieš visą klasę, žinai, ir aš atsimenu, kaip jis čia rėkė visas raudonas, žinai, ir nu jam svarbu, mes buvom sustiprinta klasė, žinai, aš čia smurtau klasę, ir kokią žinutę išsinešu, kad man žinios yra neprieinamos. Ir vat yra šių metų mano atradimas, žinai, žinios man yra prieinamos ir net labai, ir man, nu, taip prasme, man be galo įdomu, žinai, va, nuo 16 metų pasiimt, žinai, aš pasislėpus, pas mane ant spintos, kaip dabar atsimenu, tokia ruda spinta, 2 tokios krūvos, man tėtis iš darbo atnešdavo atspausdintų lapų, aš spausdavau jam elektroninį paštą ir jisai man spausdindavo ir filosofijos visokių dalykų buvo, nes man tiesiog įdomu, bet visą tai buvo, žinai, va, pasislėpus. Ir turbūt, kodėl aš tai tyrinėjau, tai kas negerai, ar čia su manim negerai kažkas, ar čia su pasauliu negerai. Ir va tada prasidėjo šitą kelionę. Na, aš pamenu, mano mama irgi skaidavo, tu tai tarp debesų skraidai. Man aš ten viskas būdavo, motyvacija, filosofija, kažkas ten žinot, sako, nusileisk į žemę. Būk kaip visi. Jo, būk kaip visi. Aš nenoriu būti kaip visi, aš noriu būti aš. Ir realiai, nei vienas nėra toks kaip visi, žinai, kiekvienas. Man labai patinka pasižiūrėti, žinai, žmonės ir kaip moteris ateina, žinai, ir klausia, žinai, aš nežinau, ko nori, žinai, ko nori. Jeigu galėtum visko norėti, žinai, ko nori, o galima, žinai, tada ateina tokie. Tai man labai įdomu išlukštento, kas ten slepiasi, žinai, kas jie, žinai, galiausiai išsireiškia tam gražiausi dalykai, žinai, rašo eilėraščius, piešia, bet visa tai buvo, žinai, tarsi, o kam čia reikia tų eilėraščių? Nes niekas nesidomėjo tuo, ką darai, kaip buvai mažas. Kaip svarbu, ar ne? Na tai gerai, ką pabaigai tada galėtume apibendrinti, kas ta gėda ir kaip su ja būt, ne? Ką tu pasakytum pabaigai? Pamatyčiau savo gėdą, žinai, ir ją pasižiūrėčiau tokį pirmoko žvilgsnį, žinai, naujoko žvilgsnį, žinai, pasidėti, man gėda ten, pavyzdžiui, viešai kalbėti, ar ne? Dabar pasižiūrimo, ką jinai bijo pasakyti, o ko jinai bijo, ten atstumimo, kad pasišaipys, žinai, nepriims. Ir tada paklausti savęs, o ką aš darysiu su savim, kažkas kitas mane atstums. Ir va tas dialogas su savim, manau, kad tai užveda ant kelio. Čia, prasme, jeigu galiausiai užlipsiu ant scenos ir visi išeis. Nu, ką dabar padarysi, žinai, nusipakuosi kitą, gal net suprasi, kad ne tavo, žinai, ir viskas būsi pabandžiusi. Tai man atrodo, nu, nesugrius tas pasaulis, žinai, net ir jeigu, žinai, dar apie slaptą gyvenimą, žinai, visi mes turim tą viešą gyvenimą, asmeninį gyvenimą ir slaptą gyvenimą, žinai, tai aš pati kažkada įsivaizdavau, kad o jeigu mano slaptą gyvenimą dabar tiesiog visos televizijos pradėtų transliuoti, tai čia pasižiūrėtų, ką kūnas, kaip reaguoja kūnas, jeigu taip nutiktų. Dabar man visiškai, nu, realiai aš neturiu ką slėpti, žinai. Tai va, turbūt išsiknaisiu savo paslaptis, ką aš slėpiuosi, ko net pati savo nepripažinčiau, žinai. Bet ir tada man labai, pavyzdžiui, padeda rašymo terapija. Jeigu man gėda, eit pas kitą, aš tada darau rašymo. Dabar apie rašymo terapiją, tai čia dar prieš pabaigą, ką noriu pasakyti, papasakosiu, žodžiu, buvo irgi mano terapijai konfliktas ir viena mergina mane labai sutrigerino ir aš pradėjau rašyti juodraštį apie ją, kur be cenzūros, absoliučiai, net nenoriu minėtų žodžių, kuriuos aš rašiau, ir aš rašau, pyktis, mintis ateina, tu rašai apie save.
vėl rašau, ten visai. Ir tada suprantu, kad aš taip galvoju apie save. Kokia didžiulė. Ir va tada sprogo mano gėda. Bet čia buvo lūžio taškas, kai viskas sugriuvo, kai aš pradėjau rašyti apie kitą. Ir aš tada paskaičiau, ką aš parašiau jai savo. Aš supratau, kiek daug gėdos ir kiek daug pasišaikštėjimo savimi aš turiu, nes niekada nebuvau priimta tokia, kokia buvo. Ir va tada prasidėjo mano tikroji transformacija. Ėjimas į save. Tai gal dar pabaigai labai norėčiau pasakyti, kad mes čia dabar kalbam apie tą nesveiką gėdą. Yra sveika gėda, kai, nežinau, padarau tikrai netinkamą veiksmą, apšaukiu kažką, tai sulaužau tyčia, ar ne? Normalu tada, manau, tokiais atvejais jausti tą sveiką kaltę, sveiką gėdą, kad nu aš netinkamai pasielgiu, ar ne? Bet ne aš blogas esu, o elgesys, ar ne? Tai bet, kad svarbu labai atskirti, kai yra sveika jausti gėdą ar kaltę ir kai yra nesveika, pavyzdžiui, būnant savim. Arba dėl to, kad mano blogai rudėl, tavo balti, ar ne? Ir pabaigai dar taip norėčiau pasakyti, kad didžiausia gyvenimo misija vis dėlto turbūt yra pažinti save. Nes kitus net labai greit pažįstama, taip atrodo. Tai Tu tą atrodo, kad atrodo. Jo. Bet kai paklausim kažko apie save, ir tada turbūt nuolat klausti, kas aš esu. Turbūt ir kai paklausi, kai aš, pavyzdžiui, paklausiu tavęs, ar nežinau, kas tu esi, ir ištinka ta minė, žinai, kad tu Kas aš? pačiu klausi, o kas aš, žinai. Nes, nu, turbūt irgi, o kiek mūsų kartų galbūt yra tų šeimų, žinai, kur klausia, kaip tu jautiesi, žinai. Aš atsimenu, kai manęs tėtis kažkada paklausė, žinai, o kaip tu jautiesi, ar kažkaip tik, kas numirė, žinai, kas atsitiko, kad šitą klausimą aš gavau. Tai turbūt jau tas susipažinimas su savim ir pripažinimas. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjote iki galo. Čia buvo Aurelija ir Virginija. Esam abidvi hipnoterapeutės ir IFS praktikės. Tai jau pas mus į terapijas galite pradėti registruotis. O jeigu rimtai, tai mūsų pirmas kartas, ar ne? Žiūrėsim, ar bus sekantis, žiūrėsim, kaip čia seksis, bet buvo labai įdomu pakalbėti. Ačiū. Įdomu buvo tave pažinti, susipažinti tikrai. ir tam tikrą prasme ir pažinti save per tave, žinai, pamatyti. Nes iš tikrųjų žmonės turbūt yra Bet didžiausi didžioji. mūsų veikėjai, ar ne? Tai va. Ir greičiausiai žmonės išgirdo kažką apie save. Jo, tai parašykit porą komentarų, patiko, ar ne? Ate!